Nu jo, dauguma iš mūsų atsikeliam, jo, ir iš karto prisiminam, kas buvo vakar. Ir galvojam, kad mes atsikeliam į dieną. Jo, bet iš tikrųjų diena atsikelia mumyse, per mus. Tokią kokią istoriją aš turiu susikūrus apie save, tokią kokią istoriją aš turiu susikūrus apie savo sėkmę. Ar man gyvenimas yra sunkus, ar mano dienos iš tikrųjų man atneša visą laiką labai vertės, tai tokia diena ir atsikels manyje. Vėl aš neatsikeliu dienoje, diena atsikelia manyje. Istorija, realybė, patirtis, ji atsiskleidžia per mane. Jo, tai tas įprotis atsikelti ir iš karto pradėti galvoti, kas buvo vakar, tas tęstinumas jo. Oi, kaip čia tada, kartais mums trukdo nekartoti jo praeities, savo dabartyje ir savo ateityje. Ir pasidaro daug sunkiau jo susikurti kažką iš naujo ir patirti visai kitokią patirtį. Jo, kitokios trajektorijos, emocijas turėti, sukurti istorijas ir rezultatus kitokius. Ir aš negaliu turėti kitokių rezultatų, kitokios patirties, jeigu visą laiką yra tęstinumas. Taip, iš vakar, iš šiandien į rytoj, iš vakar, šiandien, rytoj. Tai va, mano pats didžiausias kvietimas yra, kad pradėtume dieną nuo švaraus lapo ir pradėtumėt ją taip viduje, savyje, kaip norite, kad jinai ir tęstųsi ir užsibaigtų. Jo? Ir jūsų vidinis pasaulis, jūsų pirma istorija, mintis, jausmas ir veiksmas ryte nuspręs, kokia diena gimsta jumyse, kokios patirtys gimsta per jūs. Ir išorinis pasaulis bus nuostabus, švarus veidrodis jūsų vidiniui pasauliui. Tai va, iki.